visągi galvojame apie savo tą būtį šiame pasaulyje. Ir aš irgi pagalvojau, kasgi nutinka tame mano laike, kai turiu tokią vienintelę unikalią galimybę gyventi. Ir pabandžiau taip kažkaip per labai asmeninius dalykus pakalbėti apie savo tą laiką. Kiekvienas matyt turi asmeninį kokį albumą ar šeimos albumą. Ir aš pagalvojau, kad gal kada nors, kas nors ir paims tos albumus ir pavartys ir pasižiūrės. O gal praeis kažkiek tai laiko ir niekam nebebus įdomu. Todėl nusprendžiau truputėlį pasižiūrėti savo šeimos albumą ir tiesiog ištraukti vieną kitą fotografiją būtent tokiu pavidalu į šviesą. Aš visą laiką sakau, kad ši paroda lyg ir savotiškai suskyla į dvi dalis. Viena dalis skirta mamai, kita skirta man. Nors iš tikrųjų tai jos niekaip čia nesuskyla, jos persipina ir viena kitą papildo. Bet ten, kur mamą vaizduoju, ten, jeigu pastebėti, yra labai daug visokiausių vizualinių plyšių. Kiti sluoksniai lyg tais lenda. O kur aš pati save vaizduoju, ten daugiau yra tokios būsenos išgyvenimai, nes, sakykime, lyg savotiškai patirčiau savąjį aš dabar.